Sveiki, vėl sugrįžę į Dono Gym sporto klubą. Antrą laidelę. Pas mus vėl mano rėmėjai Vadinkas Sportas, Paplūdų Olimpas. Po pirmos laidelės sugalvojom vėl padaryti antrą, galbūt čia bus ir trečia, po truputėlį judam į priekį, galbūt išmoksim daugiau aiškiau bendrauti su jum. Rėmėjų pagalba, Paplūdų. Šią vasarą gan sunkoka yra iš tikrųjų. Karšta, šalta, oras permainingas. Todėl šiandien pagalvojau, galbūt reikėtų padaryti gan lengvą rankų treniruotę, atlikti bicepso treniruotę. Visada aš akcentuoju didesnį krūvį tricepsui. Pasidarysim po 3-4 pratimukus. Pradėksim juos visus. Gausis. Kiek tos klausimai, jūsų drąsiukas, rašykite, pakomentuosiu, paaiškinsiu, kiek aš suprantu tiek. Aš nenoriu jūsų mokyti, iš tikrųjų, aš noriu parodyti taip, kaip aš darau. Vieniem gal tai juoką sukels, kitiem gal patiks, kažkas gal pritaikė savo. Nu čia, sako, pagal skonį. Tai ką, dabar biškį padarysim apšilimą ir pulsim prie tricepso treniruotės. Visada aš pradedu tricepso treniruotę su virvėm, kad pratempti visas 3 galvas. Pradedu nuo mažesnio svorio ir 4 priėjimus iki maksimumo. Pasidarau ir tada einu bazinį stūmimų tricepso pratimą daryti. Tricepsui darant, visada akcentuoti reikia tai, kad turi alkūnės išlikti stabiliai, nejudėti, nei į viršų, nei į apačią, jos kaip įkaltų. Po kiekvieno priėjimo visada stengiuosi pratempti tricepso raumenį, kad pagerinti kraujo pritekėjimą ir geriau pumpuotis į namo. Automatiškai jisai ir auga kaip. Gerai, antras pratimas būtų bazinis, stūmimas nuo krūtinės, siaurai paėmus. Akcentuoti reikia irgi. Kad kreipsit filmuoką medžiagoje, matysit, nereikia nuleisti iki pat krūtinės. Reikia laikyti raumenį pastoviai, kad jisai būtų įtemptas. Ir po kiekvieno priėjimo pratempiam. Nu ir ką, padarysim ir paskutinį pratimuką tricepsui. Tokį daugiau užpumpavimui. Ir pradirbt visas treniruoju galvas. Pamatysim, šiaip smagus pratimukas. akcentuoti, visada reikia akcentuoti. Pilną užsukimą. Išsukimą.
sukimas reikalingas tam, kad kuo daugiau galvos įsijungtų. Išorinė galva, tricepso. Vizualiai gražiai matosi. Ir pajausit patys iš tikrųjų darydami, kad su įsukimu 100% įsijungia tricepsas. Liuks. Tai va, tricepsą prajudinom, truputėlį išpumpavom, dabar eisim prie tricepso. Bandysim rankų tricepsą matyti. Aš irgi kaip akcentuoju visada, pradedu nuo apšilimo, nuo užkaitimo raumens gerai. Ir tada einu jau prie bazinių pratimų su sunkesniais svoriais. Dabar darysim rankos lenkimą prie bloko iš apačios trumpai viršų. Matot, šiandien iš tikrųjų aš kas antrą treniruotę. Visada pas mane yra lengva treniruotė tokia, kaip sakyt, daugiau pumpingas, užpumpavimas. O kitą treniruotę darau su štangom, su max svoriais. Šiandien aišku lengva treniruotė. Ateityje parodysiu, kaip aš darau su dideliais svoriais, su štangom, dideliais hanteliais. O šiandien va tokį lengvą užpumpavimą, vasarą karštą, dėl to visi nori persitempti. Ką, padarom mūsų vandaliukais atsėdus, akcentuotai, lėtai išlaikant pakėlimo fazę, nuleidimo fazę, išlaikom fazę, nemėtom ją, tikiai ramiai. Smagiai padarėm bicepsą, bet labiausiai nepamiršti pratempti. Pratempimas, aišku, elementariai galima pasitempti. Patiems sėdint, pratempti bicepsas labai mėgsta šitą dalyką. Automatiškai kraujo daugiau pritekėjimas bus, nusipumpavimas. Nepatingėkit šitą dalyką. Sauzislės, viskas pasitempia gerai. Daug lengviau, paskui kitas priėjimas gaunasi. Tai va, ką, dar mums liko vienas pratimas. Pasidarysim dar liaudiškai vadinamą plaktuką, pradelbimą ir bus treniruotė šiandien baigta. Tai va, dabar pasidarysim liaudiškai tariant plaktuką. Akcentuoja šitas pratimas daugiau dilbio išorinę ir bicepso vidinę dalį. Ir automatiškai bicepso vizualiai atrodo daug didesnis. Išvirtimas. Truputėlį norėčiau atkreipti dėmesį į techniką. Visi galvoja, kad tiesus kėlimas tai yra viskas. Nes neparodysiu, kaip aš tai taikau. Aš visada pakeliu pilnai ir truputėlį atitraukiu alkūnę ir nuleidžiu. Toks kaip būtų kaip traukinio bėgių važiavimo.
automatiškai įsijungia daugiau vidinė dalis. Bent jau aš taip geriau jaučiu. Aišku, jūs pasibandysit, matysit, gal jums tai netiks. Iš tikrųjų, bet aš tai rekomenduočiau bent jau pasibandyti. Tai va, baigiant treniruotę. Atrodo, neblogai pasportavom. Gerai supumpavo raumenukai. Tai gerai pasportavus. Tai tai svarbiausia. Nepamiršti, gerai pasistatyti. Aš rekomenduoju Lietuvos burninkų. Pats geriausias atsistatymas. Ir labai mėgstu prieš treniruotę 4 ir po treniruotės 4. Burnikos kritino. Tikrai veiksminga, padeda, jėgos kyla savaitę. Tikrai. Ką, sėkmės, iki kitų susitikimų. The secret to being successful at something you really want to do is to try, and continue to keep trying until you succeed. If you're not willing to risk, you cannot grow. And if you cannot grow, you cannot become your best. And if you cannot become your best, you cannot be happy. If you can't be happy, then what else is there?